Nežinau, nu čia yra svajonė, tiesiog rasti tokį, su kuriuo gali kalbėti bet ką, kurį tu gali apkabinti ir jausti saugiai. Nakui tie pinigai? Aš to nesuprantu. Kam? Jeigu jie visą laiką ateis ir išeis. O žmogaus jausmų ar aplamai pačio žmogaus tu nenupirksi. Tai žinai, aišku, gali nupirkti, bet apsimes, kad tave myli ir tu jam rūpi, nors iš tikrųjų tu esi jam niekas. Tai žinot. Sakė, pridėt dar laikmatį. Nu gerai, viskas, paskutinius 10 minučių pridedu. Ir viso. Baigėsi, tai iškart lėkiu. Aš jau sakiau, kad seniau išlėksiu, bet dar aš čia... Gerai, rišam tas meilės eilis, varom žiūrėt, kas gerojame. Arba variantas tiesiog susirast normalų. Susirast normalų šiais laikais yra labai sunku, nes yra daug dviveidžių. Tiesiog. Dešimt minučių per mažai, dėk daugiau. Ne, jau bėgsiu, žinokit. Neužilgo. Maladėts, esi atsiras geras vaikinas, patikė, kuris mylės ir gerbs tave. Galvojau, kad jau yra. Tikėjaus to, bet dingo ir pabėgo pas kitą. O ta kita supiso pati jam jausmus. Tai žinai, nu čia yra tas dalykas, aš galiu diskutuoti, nežinau, dachuje. Bet, aišku, atsiras. Kažkada. Tik svarbiausia yra laukti. Ir nepasiduoti. Puikis pamint, ačiū tau labai. O tai galima tave pasiimti? Ne. Karma visada pareina. Taip, būna, kad atrodo, pavyzdžiui, Gerai, aš nebekalbėsiu, nes pavyzdžiui, viskas, baigiam. Baigiam. Atsiras. Šiaip tu supranti, kad tavo gyvenimas ir lemia, kad atrasti antrą pusę, su kuria tu jausies laiminga, saugi ir jaukiai. Čia yra tavo viso gyvenimo misija – atrasti tai. O šiais laikais vis tas procentas ir tiesiog tas pats noras labai mažėja. Nes atrodo, tu atrandi, bet arba jis kažką kitą pasirenka, arba tiesiog vis dėlto tave tiek paniekinantas, tiesiog tu nusivili tuom ir viskas. Ir tu vėl krenti, aišku, ateina laikas, tu vėl atsistoji. Ir tu vėl stengiasi su kažkuo giliau bendrauti, kažką giliau pažinti, padėti. Bet vis kažkas vėl arba tau, arba jam neįtinka. Čia. Tai jo, yra svarbesnių gyvenime dalykų, taip pat kaip dabar išsilaikyti teisės, rasti darbą. Ne tai, kad tu tiesiog eitum į darbą, bet tai, kad tau patiktų tai daryti. Bet tu supranti, kad pavyzdžiui, tu šitam pasauliui turi kažką pas savęs palikti. Tai turi palikti savo vaiką, savo kūrinį ir dalelę savęs. Nes kitai pasaulis nesiplėstų. Tai jūs biški patys, biški giliau, tiesiog giliau įleiskit ir patys biški giliau pagalvokit.